simptomus, tai būtent judesių sutrikimus visų pirma. Nes tos ligos reiškiniai jums yra gerai žinomi, apie juos mums pasakoti ir nereikia. Tačiau mes kaip medikai stengiamės palengvinti, šalindami tos jūs varginančius simptomus. Ir kas liečia medikamentinį gydymą, kuris taip pat yra didelių pasiekimų šiuo metu turintis ir galintis iki tam tikros ribos jums gana efektyviai padėti, jūs gana gerai žinot, visi su juo esat gerai pažįstami ir mokat patys juo netgi, sakyčiau, naudotis. Taip ir turėtų būti. O mūsų chirurginės intervencijos yra reikalingos tada, kada vaistais jau arba gaunamas nepakankamas efektas, arba vaistų naudojimo, ilgalaikio naudojimo pasiekoje atsiranda jau pašaliniai poveikiai arba komplikacijos, taip vadinamos, to gydymo, ir jau to reikalingo jums efekto nebegalima pasiekti vaistais. Na, koks principas yra mūsų chirurginio gydymo? Kokios mūsų prielaidos šito gydymo įdiegimui buvo? Tai visų pirma, išsiaiškinus Parkinsono ligos mechanizmus, kurie yra galvos smegenyse. Tai yra ligos priežastis yra galvos smegenyse. Ir išsiaiškinus, kad šitie simptomai yra sąlygojami sutrikimų galvos smegenų požiūrio branduolių sistemoj, kuri vadinama ekstrapiramidinė sistema, yra funkciniai sutrikimai, jų vystymosi priežastys, kaip ir aplamai Parkinsono ligos pirminės priežastys, nėra visai aiškios. Tai yra tam tikri pakitimai smegenų giluminėse struktūrose, apie tai jūs irgi jau esat girdėję, ne pirmą kartą apie tai, manau, domitės ir kalbamės tais klausimais. Tačiau paaiškėjo, kad pagrindiniai judesių sutrikimo mechanizmai yra sąlygojami šitoje sutrikimo ekstrapiramidinėje sistemoje vadinamoje, tai yra požiūrių branduolių grandinėje sujungtoj funkciniais ryšiais. Tie ryšiai, tie branduoliai sujungti šitoj sistemoje, jie paruošia mūsų valingus judesius, tai palaiko raumenų tonusą ir paruošia raumenis atlikti valingą judesį. Sutrikus funkcijai tuose branduoliuose, čia yra pristatyta normalus šitų požiūrių branduolių scheminis vaizdas. Tai viršuje tai smegenų žievė, čia angliški užrašai, lotyniški netgi. Tai yra, o toliau yra tie ryšiai su tais požiūrio branduoliais, per kuriuos eina šitą neurodinamiką, impulsai nerviniai, ir toliau jie grįžta vėl į tą motorinę sistemą, kurią mes valingai duodam įsakymus savo galūnėms atlikti judesį, mums reikalingą. Kai toje sistemoje įvyksta pokyčiai, tai buvo išsiaiškinta, kad iš to požiūrio branduolių pirminės grandies, iš to blyškiojo kamuolio vadinamo putamen, per subtaliaminį branduolį, tas STN yra ten parašyta, eina padidintas slopinantis veikimas, grįžtantis į smegenų žievę ir veikiantis mūsų valingą judesių atlikimą, jį sutrikdantį. Atsiranda to pasiekoje tie pagrindiniai mūsų judesių sutrikimo simptomai. Padidėjęs raumenų tonusas, drebulys, bendras sustingimas, eisenos sutrikimai. Ir šitą mechanizmą išsiaiškinus, toje grandinėje buvo bandoma atlikti intervencijas, šalinant tą padidintą slopinantį veikimą. Ir tai pradžioje, kaip jau anksčiau jums pranešime kalbėjau, buvo atliekamos išjungimas tų branduolių, tai yra to blyškiojo branduolio ir toliau subtaliaminio branduolio srityje. Ir tai pasiekdama irgi efektą, tačiau tai buvo atliekama intervencijomis, kurios yra negrįžtamos. Tai pirma. Antra, šitos intervencijos buvo
įmanoma atlikti tik tai vienoje pusėje iš karto vienos operacijos metu, tai bendrą judesių pagerėjimą buvo sunku pasiekti arba sunkiau pasiekti, pašalinus simptomus tik vienoje pusėje tų operacijų, vienos iš jų metu. Be to, šitų operacijų metu komplikacijos, kurios išsivysto ir gali išsivystyti prie bet kurios intervencijos, jau yra negrįžtamos. Tai tokie buvo trūkumai, todėl buvo ieškoma patikimesnių, tobulesnių chirurginės intervencijos gydymo metodų. Ir tai buvo tas paskutinis metodas, kurį įdėgėm to pasiekoje į kliniką. Jau antras baigęs 10-metis, kai jis yra naudojamas pasaulyje, tai yra vadinama neuromoduliacija, tokiu pavadinimu. Tai yra stimuliacija pastovi įvedant elektrodus į šitas požievio struktūras, kur reikia koreguoti šitą sutrikusią funkciją. Šito metodo privalumas yra visų pirma tas, kad tai yra grįžtama intervencija, yra kontroliuojama stimuliavimo vieta, parametrai, atitinkame, kaip pristatys ir kolegos mano, su kuriais mes kartu šitą atliekame. Ir galima pasirinkti lygai keičiantis jos progresui, vystantis ir parametrais galima koreguoti iki tam tikro laipsnio ilgiau tuos sutrikusius simptomus. Ir šiuo metu yra įrodyta, kad efektyviausia Parkinsono ligos simptomams koreguoti yra to vadinamo subtaliaminio branduolio vieta, STN vadinamo. Kolega gal parodyt gali ten su šito tą vietą, į kurią mes įvedame elektrodus ir jie yra, kaip tas atliekama. Čia kolegos papasakos, tai yra gana sudėtinga intervencija, ilgai trunkanti. Ir apie ją galėsim detaliai pakalbėti, kad jūs susidarytumėt įspūdį. Mums labai svarbu šitą informaciją, kad jūs ją suvoktumėt ir suvokdami pagrįstai kreiptumėtės į mus šitai pagalbai. Nes dabar jau yra mechanizmas paleistas,